Šiais laikais, ieškantiems ypač dinamiško elektromobilio, galinčio įsibėgėti iki 100 km/h mažiau nei per 4 sekundės, tikrai yra iš ko rinktis. BMW i5 M60, Porsche Taycan 4S, Tesla Model E ir Volvo EX30 Performance. Tiesa, šis mažasis miesto visureigis įsibėgėjo netgi greičiau nei mano paminėti kiti sportiniai elektromobilių modeliai. Tikrai nežinau, kodėl Volvo nusprendė pagaminti šią raketą, bet ji jums kainuos bent 2 ar 3 kartus mažiau nei kiti panašų pagreitį išvystantis elektromobiliai. Tad jei pagrindinis kriterijus renkantis jį jums yra motorų galia, EX30 gali būti labai geras variantas. Bet panagrinėkime, kokios kitos šio piktojo mažylio techninės charakteristikos. Kaip visada, skirtingai nei kiti automobilio apžvalgininkai, nekalbėsiu apie dalykus, kuriuos ir patys galite pamatyti atvykę automobilių saloną. Aš trumpai ir aiškiai aptarsiu tai, ką kiti nutyli, bet jūs privalote žinoti. Kokį realų atstumą galima nukeliauti pilna baterija, kiek užtruksite norėdami ją įkrauti, bei kiek kainuotų šio elektromobilio pirkimas ir eksploatavimas, lyginant su degalais varomomis alternatyvomis. Tiesa, OEV.lt nuolat įkelia video apie naujausius elektromobilius, tad užsiprenumeruokite mūsų kanalą, būtinai paspauskite pranešimų gavimo skambutį, kad nepraleistumėte jums aktualiausių apžvalgų. Aš Tadas iš OEV.lt. Apie elektromobilius trumpai ir aiškiai. Šiuo metu Volvo siūlo 3 EX30 versijas. Tik galų varomus variantus su 49 ir 64 kWh grynosios talpos baterijomis bei 2 motorus turinčią Performance versiją, kuri vežiojasi didesnėje bateriją. Ši versija iki 100 km/h įsibėgėja per 3,6 sekundės ir tai yra greičiau nei tai gali pasiekti daugelis superautomobilių. Mano asmeninė nuomonė tai yra beprotybė, nes tokia galia neturėtų būti prieinama už tokią žemą kainą. Jei dabar naujas EX30 Performance kainuoja tik apie 50 000 eurų, kas yra sąlyginai nedaug už tokį galingą elektromobilį, po 3 ar 4 metų jis kainuos tik apie 20 000 ir bus įperkamas jauniems nepatyrusiems vairuotojams, kurių rankose šis elektromobilis gali pavirsti ginklu, o su jais menki juokai. Kalbant apie EX30 nuvažiuojamą atstumą, toliausiai viena įkrova nuriedėsite su vieną motorą ir didesnę bateriją turinčią versiją. Natūralu. Bet ir 2 motorus turintis Volvo elektromobilis įveikia labai panašų kelią, nes normaliomis aplinkybėmis, kai nepiknaudžiausite jo gale, jis važiuos varomas tik galine ašimi ir priekiniai įsijungs tik, kai jos reikės praslydus ratams ar stipriau paspaudus akceleratoriaus pedalą.
Ar žinojate, kad norėdami sutaupyti laiko praleidžiamo prie elektromobilių įkrovimo stotelių, turite gerai pasidomėti, kokios jūsų išsirinkto modelio galimybės įsilieti elektros? Nes nustebsite sužinoję, kad kai kurie elektromobiliai gali užtrukti 2, 3 ar net 7 kartus ilgiau įkraunant bateriją, lyginant su panašiai kainuojančiais modeliais. Džiugu, kad Volvo EX30 nėra tarptų outsiderių ir jo baterijos įkrovimas vyksta pakankamai sparčiai šių dienų standartais. Kalbant apie AC krovimą, tai yra baterijos pildymą namuose, jis galimas 11 kW gale, o EX30 versijos su didesniaja baterija siūlomos net su 22 kW sparta, o tai turint tinkamos galios elektros įvadą bei kroviklį leis perpus sutrumpinti krovimo laiką. Sparčiojo DC baterijos įkrovimo gale skiriasi modeliuose su 49 bei 64 kWh baterijomis. Mažesniosios pikinė įkrovimo sparta sieks 134, o didesniosios 158 kW. Žinoma, tokią galią matysite tik esant palankiomis sąlygoms, kraunant apytuštę bateriją. Mat jai pildantis mažės ir galia. Tad verta atkreipti dėmesį į vidutinę baterijos įkrovimo spartą, kuri atitinkamai yra 80 ir 113. Tai reiškia, kad vidutiniškai įsilieti 100 km kelio užtruksite 14 minučių su mažesniaja baterija turinčiu Volvo ir 11 minučių su Performance ar Extended Range versija. Elektromobilis dažnam vairuotojui atrodo labai brangus ar net prabangus pirkinys. Bet tai yra tik iki tol, kol pradedi skaičiuoti, o ne keiksnoti aukštas EV įsigijimo kainas. Nereikėtų žiūrėti vien tik automobilio įsigijimo kainą. Skaičiuokite, kiek realiai kas mėnesį jums kainuos jo turėjimas bei išlaikymas. Štai ką turėtumėte įvertinti prieš priimdami galutinį sprendimą pirkti ar ne šį Volvo elektromobilį. Volvo EX30 neturi versijos su degalais varomu varikliu, tad palyginimui naudosiu hibridinį XC40. Kaip galite matyti iš diagramos, nors pradinė EX30 performance kaina yra didesnė, laikui bėgant bendros išlaidos už degalais varomą XC40 darosi didesnės. Pagrindė dėl to, kad Volvo įsipareigoja net 5 metus atlikti reguliarius elektromobilio aptarnavimus nemokamai, o kelionės elektra yra nuo 2 iki 5 kartų pigesnės, priklausomai kiek jums kainuoja elektra. O jei pritaikome šiuo metu valstybės siūlomą 5000 eurų paramą naujiems elektromobiliams įsigyti, skirtumas pasidaro pakankamai ženklus. Įvertinus atpirkimo kainas, matome, kad bendros išlaidos elektromobiliui net 10 000 eurų mažesnės.